Aš esu Sigitas Janulis, dirbu šitam muziejui. Muziejaus pavadinimas yra Daugybinės kultūros istorijos muziejus Draustinis ir aš jame dirbu vyriausiųjų fondų saugotojų. Jeigu išvertus į paprastesnę kalbą, tai vyriausias muziejininkas, direktoriaus pavaduotojas. Tai jeigu kalbant apie dvaro istoriją, tai jis yra pakankamai senas. Pati ta dvaro sodyba jau žinoma nuo 17 amžiaus ir 17 amžiaus pradžioje šita teritorija. Negarantuoju dėl pastatų kažkokių tai čia dvarvietės buvusios, bet kad teritorija priklausė Burbų bajorų giminiai, tą tiksliai žinom. Už tai ir turim pavadinimą vietovės Burbiškis, Burbiškio dvaras. Tai va, konkrečiai tai, kad dabar matom, ką rodom savo lankytojams, ką rodom savo svečiams, tai buvo suformuota visiškai palyginus neseniai. Matot, kame reikalas, dvaras keliavo tiesiog po Burbų iš rankų į rankas, kol pačioje 19 amžiaus pradžiai šitų žemių čia Lietuvoje aplinkinių teritorijų neįsigijo tokia lenkiška, iš Lenkijos karalystės į mūsų kraštus atkeliavusi bajorų Baženskių giminė. Ir visą tai, ką mes dabar restauravom, ką dirbam, ką rodom, tai būtent sukūrė šitą giminė. Ir konkrečiai dabar visą tą struktūrą, kurią mes atkūrėm daugmaž, aš čia reikia pasakyti, kad atkurta 90%. Sukūrė būtent šitos giminės paskutinis atstovas, ji dar gyva ta giminė, bet paskutinis šito dvaro ponas, įvardinkim taip, valdytojas tai Mykolas Baženskis. Jis jį paveldėjo 1906 metais ir tada pradėjo įgyvendinti savo norus, savo fantazijas ir dabar jau turim tai, ką turim. Sovietmetis. Reiškia taip, okupacijos buvo dvi. 1940 metai, pirmoji sovietinė okupacija, ir 44 antroji sovietinė okupacija. 40 metai. Tai reiškia, kultūros narkomato įsakymų buvo sudaryta komisija, kuri važinėjo per dvarus, registravo visus vertingus daiktus ir taip toliau. Tai čia po Lietuvą visą tame tarpe ir šitam dvare buvo. Čia viskas buvo suregistruota, surašyta ir netgi yra pasakoma, kad NKVD tai tiesiog išsivežė viską, kas vertinga iš šito dvaro. Baldų kolekcija, knygų kolekcija. Žinom, kas buvo, tai tiksliai daugmaž. Ir dar 40 metai. Tai va, o ponas Mykolas su savo šeima, žmona, 2 vaikai, 41 metais sugebėjo pasitraukti vakarus. Tai va, ir iki šiol šita giminė gyvena Gniezno mieste Lenkijoje. Tai va, o antroji sovietinė okupacija, realiai tai baigė naikinti šitą dvarą ir įsikūrus tarybiniam ūkiui čia buvo Burbiškio dvaro teritorijai, buvo įsteigta tarybinio ūkio veislinių kiaulių ferma. Konkrečiai čia, kur mes dabar esam, tai buvo centriniai rūmai čia, pavadinkim taip. Čia buvo daugiabutis, kuriame gyveno kelias tos tarybinio ūkio darbuotojų šeimų. Dvaro atgimimas prasidėjo sakyčiau, praeito amžiaus, taip 90-metį, 80-ieji po 80-ųjų metų. Prasidėjo tas priešsąjūdinis toks susidomėjimas kultūra ir taip toliau, sąjūdžio laikai, čia buvo organizuojamos talkos. Mūsų dabartinis direktorius Egidijus Praskevičius čia labai daug rūpinosi ir patraukė kitus žmonės ir mokiniai važiuodavo, buvo valomas parkas ir taip toliau. Ir jau atkūrus nepriklausomybės įranda mūsų muziejus. 1991 sausio 1 muziejus kaip ir gimimo diena. Tik tais reikia turėti galvoj, kad Burbiškio dvaras tai yra tik viena iš 4 sudėtinių dalių Daugybinės kultūros istorijos muziejus Draustinio. Be dvaro dar turim etnografinį kaimą. Čia dvaro kultūra, ten kaimo kultūra. Praktiškai to paties laikotarpio, tai 19 pabaiga, 20 pradžia, archeologijos kompleksą turim, tokį ankstyvųjų žiemgalių palikimą, turim
Šeduvoj muziejų, kuris dabar uždarytas laikinai. Tai va, iš 4 skyrių susideda mūsų muziejus ir gyvuojam po truputėlį. Praktiškai turiu pasakyti, kad visas dėmesys praktiškai iki šiol mūsų muziejai buvo sutelktas į restauravimą, rekonstrukcijas ir taip toliau. Na, praktiškai tvarkymas, restauravimas, atstatymai, rekonstrukcijos prasidėjo nuo tų pačių 91 metų, praktiškai nuo paties muziejaus įsikūrimo. Na, aišku, paskutiniais metais Europos sanglaudos lėšos labai daug padėjo, ūkinė teritorija buvo labai gerai sutvarkyta, kad ir pats tas centrinis rūmas ir 4 aukštų bokštas atsirado būtent tų lėšų dėka ir plus infrastruktūra šiek tiek sutvarkyta, parkas, tvenkiniai išvalyti. Vienu žodžiu, paskutiniais metais buvo padaryta itin daug. Kalbant apie parką, tai parkas atsiranda XIX amžiaus pradžioje. Čia yra pono Mykolo Baženskio, aš jau minėjau truputėlį, paskutinis iki 41 metų šito dvaro valdytojas. Savininkas, tai jo idėja buvo įsteigti parką, tiesiog buvo melioruota teritorija ir atsiranda tvenkinys, toks žavus, palyginti žavus tvenkinys, atsiranda salų ir atsiranda toks angliško tipo romantinis parkas. Ir taip įdomu, 20 amžiaus pradžioje tokie parkai žymiai anksčiau buvo madingi Europoje, bet žmogui reikėjo tokio dalyko, romantizmo. Tai žmogus galima pavadinti su romantiška tokia siela, kažkaip truputėlį žvelgiantis netiesiai, truputėlį aukščiau. Tai va, vėliau pradėjo formuotis jo idėja tokia, buvo suformuoti savotiškai jam patinkanti pati tą gyvenamąjį kompleksą. Jis po truputį formavosi, atsirado dabar kažkuo panašus daugiau į pilį negu kad į dvaro rūmus. Ir ta pati struktūra matosi, ir kambarių, ta prasme, salių išdėstymo struktūra, jos nėra didelės, daugiau būdinga piliai, kadangi čia sudaro tokį vieningą kompleksą visi pastatėliai. Tai va, čia gyvenamoji dalis. Toliau apie centrinę dalį parko kalbant, tai irgi pono Mykolo tokia buvo svajonė ir idėja, kad čia būtų daug skulptūrų ir atsiranda toks jo kaip ir bendražygis, skulptorius Kazimieras Ulenskis. Jo darbų liko praktiškai tik mūsų dvare. Tai va, turim keletą monumentų išlikusių, daugiau tų skulptūrų buvo, bet patys įdomiausi, maloniausi dalykai. Nežinau, kaip juos vertinti, meninė prasme, aš nesu dailėtyrininkas, bet istorinė prasme tai jie nerealiai mums vertingi, kadangi mes galim pasigirti savo svečiams, kad jie mato pirmąjį pasaulyje monumentą Vytautui Didžiajam. Kol 1912 metais neatsistojo Burbiškio dvare, tol niekur nebuvo. Buvo bareljefų, buvo dar kažkas, tai, bet paminklų nebuvo. Kazimiero Ulenskio darbas Vytautui Didžiajam ir dar vienas dalykas, paminklas Adomui Mickevičiui, pirmas Lietuvoje, 1911 metai. Tai buvo pono Mykolo Baženskio mylimiausias poetas su šituo dvaru, nieko bendro Adomas Mickevičius kaip ir neturėjo. Ūkinė dalis suformuota, tiksliau, gal buvo tuo metu netgi rekonstruota, daugiau išlaikęs tas senąjį stilių, dar 19 amžiaus stilių ir kartais atrodo tokia, galbūt senoviškesnė negu kad patys centriniai dvaro rūmai, kurie neturi tokio kažkokio tai bendro architektūrinio sprendimo, bet tai čia pono Mykolo tiesiog tokie norai, sprendimai. Ir susiformuoja toks, nedidelis, palyginus, nedidelis, toks mielas, sakyčiau, 19 amžiaus dvaro, vidutinioko dvarininko sodybos kompleksas. Ūkinė dalis, gyvenamoji dalis, parkas, visos 3 dalis, kurios tikrai būdingos dvarams. Ir užima 28 hektarus teritorijos. Tiltų parke yra 20 ir dar vienas yra ūkiniai teritorijai. Tai 21 tiltas, toks savotiškas skaičius. Durys atviros visiems lankytojams ir netgi, sakyčiau, neįsivaizduoju, kaip jos gali būti uždarytos. Tai va, išskyrus pirmadieniais. Vienintelė diena, kada mes nepriimam svečių, tai yra pirmadienį. O šiaip tai pastoviai mes atviri visiems žmonėms.